nepamatysite gatvėse. Jie neišeina į kiemą, bet jų yra kone kiekviename daugiabutyje, kiekviename mieste. Kalbame apie pagyvenusius žmonės, kuriems reikia paramos. Kiekvienas žmogus atskira istorija. Не дай Бог. Старость. Ne vienas bėgame nuo tokių pasakojimų, nesusimąstę, kaip arti visa tai yra kiekvienam iš mūsų. Visur malonės, jau aš atpratau, aš ranką bučiuoju. Bučiuoju. Stanislava ir Vytautas, 56 metai kartu, abu buvę teisininkai. Praeityje ėję aukštas pareigas ir dirbę atsakingą darbą. Bet ligos ir senatvė neklausia, ką tu dirbai gyvenime. Vytautas po paskutinio insulto jau 5 metai nesikelia iš lovos. Žinia, kad jį reikės slaugyti, Stanislava priėmė su meile. Tik sveikata jos pačios nepagailėjo. Daugybiniai kaulų lūžiai, o neseniai sutrupėjo pėda, vien neatsargiai ją atrėmus į virtuvės grindis. Pereiti per kambarį dabar tapo iššūkiu. Aš eit negaliu, pusiausvyrą pamet. Man reikia būtinai iš ko nors. Jeigu ir per gatvę, per tą einu, tai paprašau žmogų, kad man leistų už alkūnės. Užskvernu už ko nors, kad aš jausčiau, kad turiu žmogų ir galiu už jo laikytis. Žmonėmis, už kurių galima laikytis, Stanislavai jau yra seniai tapę Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai. Jie atveža ir būtiniausių produktų ir šilto maisto. Eikš man tai su tavim kartu. Jiems reikia ne vien šilto maisto, bet ir dėmesio, galimybės pasikalbėti. Žmogaus širdis nesensta, tikina Regina. Kūnas sensta, paseno, bet širdis rauščių neturi. Šiuo metu visoje Lietuvoje Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai globoja 1224 senelius. Visa tai daroma iš suaukotų lėšų. Škodą pasada pasiimsiu, gerai? Gerai. Sužinau, kur yra. Šiltu maistu maltiečių maitinamų senelių grupę būtų galima padidinti. Padovanokite savo lėkštės sriubos. Juk kiekvienas, kam nors esame skolingas neįpiltą lėkštę sriubos, minutę dėmesio ar klausimą, kuo galėčiau padėti.